dabar viskas nuo 0 iki 100, nėra nieko tarpe. Eina, savo žmogus daro ir matosi, kad kaifuoja. Mane vis dar veža jungti mikrofoną tiesiog. Tai kokia kita svajonė? Jeigu pakomentuosiu formulę, galėsiu ramiai mirti. Radijas ir akis užsidega. Ralis, akis užsidega. Dirbu tokį darbą, kur tu turi visą laiką laikyti pulsą. Žinai, sako, neklausyk patarimo žmogaus, kurio vietoje nenori būti. Renkantis savo kelią reikia klausyti paties savęs labiausiai. Tai yra fantastika. Gal ir ne taip blogai. Gal ir ne taip blogai. Okay, let's go. Šiandien su mumis žmogus, kuris moka kalbėti taip, kad būtų ne tik įdomu, bet ir šiek tiek nepatogu. Power Hit Radio laidų vedėjas, TV3 sporto žurnalistas ir ralio entuziastas Laurynas Matonis. Šiandien pasikalbėsime ne tik apie žiniasklaidą, bet apie sportą, ambiciją ir kaip siekti savo užsibrėžtų tikslų. Labas, Laurynai. Labas, labai malonu, kad pakvietėt. Man irgi labai gera tave pamatyti ir aš iš karto eisiu prie klausimo apie radiją. Žinau, kad jau mokyklos suole tave kažkas įdomino apie radiją ir tu pradėjai savo veiklą. Kas tave taip patraukė prie radijo? Šeima tikriausiai, kurioje gimiau. Pavardė ir kraujas turi tam įtakos. Viskas prasidėjo nuo internetinės radijos stoties. Jis vadinosi Play Music FM ir aš tada iš namų žaidžiau DJ-ų, RJ-ų, radio DJ. Ir kažkaip ten buvo mano pirmas žingsnis į radio pasaulį, o tiesiog kas su žiniasklaida susiję, tai žinau, kad aš tą kažką veiksiu nuo mažų dienų, nes sakau, gimiau tokioje šeimoje, kur mano iš tėčio pusės visi vyrai kažką veikė su televizija, radiju. Pradėjo nuo radio, paskui galiausiai atėjo į televiziją. Ir matant tokį pavyzdį artimoje aplinkoje, aš galvojau, man irgi tai patinka. Aš važiuodavau su tėčiu įvykius įvairiausius filmuoti, reportažų kartu, štatyvą panešti kameros. Ir dar kažką, kur tikrai buvo taip, kad nuvažiavus kokią žiauresnę avariją, eini ne šitą štatyvą mažas špingalėtas. Ir matai, kad su šiukšliu maišu uždengtas kūnas guli ant asfalto, o tu tiesiog varai, nes nėra ką veikti daugiau, su tėčiu važiuoji kartu. Tai man, arba pavyzdžiui, važiuodam kartu į LNK studiją, kol jis su Edmundu Jakilaičiu skaitydavo žinias, tarkim. Mes su Edmundo dukra Barbora slėpdavomės po stalu, nes mūsų negalėjo matytis. O dabar esame abu kolegos, nes jinai dirba LRT sporto žurnalistė, o aš TV3, tai mes su ja susitinkam dabar įvairiais klausimais sporto renginiuose, interviu imdami arba pasakodami istorijas žiniom. Tai tas kelias toks, atrodo, buvo nugrįstas jau labai seniai. Man atrodo, jeigu aš neklystu, mano tėtis praleido mano gimdymą, nes jam buvo žinios tuo metu. Tai aš augau su kamera šalia, nes tėtis visą laiką buvo su kamera. Tai net ir kažkaip nekeista, kad aš ir nuėjau tuo keliu. O radijas man tiesiog tokia romantika buvo nuo mažų dienų. Aš neromantizavau kameros, man mikrofonas labiau buvo tokia savęs išraiška lengvesnė. Ir norėjau, kad kažkaip grįsiu tą kelią, bandysiu pats eiti link radijo ir esu labai laimingas, kad galiausiai nuėjau ten. Ir vis dar einu, šiaip tas kelias niekada nesibaigė, nes radijas toks dalykas ypatingai šiais 21 amžiaus arba, kaip sakant, Spotify'us, Apple Music laikais. Kai mes turim tą tokią daugelio manoma, kad mirštanti medijos rūšis radijas, turim vis tiek kažkaip kovoti ir išsikovoti savo vietą pasaulyje. Nors vis tiek, kaip ir daugelis Gen Z kartos ar millennialsų sako, kad nežiūri televizoriaus, bet reitingai rodo visiškai ką kitą. Daug kas labai, manau, kiek bent jau ir psichologai pasakoja, kad iš tėvų atėjęs įprotis turėti namie jungtą fonę televizorių vis tiek perina iš kartos į kartą. Man tas pats yra, aš jaučiuosi jaukiau namie, jeigu ten jungtas televizorius. Tiesiog, kad ir aš nežiūriu, bet jis fonė eina ir užpildo namus. Tai aš manau, kad ir radijas dėl to yra vis dar irgi įprotis automobiliuose, ofisuose fonė. Nes tai atėjo dar iš tų laikų, kai nebūdavo AirPods'ų, Spotify'us ir kitų dalykų, ausinukų paprasčiausių. Kompaktų grotuvai taip, bet irgi buvo prabangos prekė. Dažniausiai turėjo visas ofisas magnetolą vieną, kur ir grodavo fonė. Tai vis dar tai yra, kadangi aš ir pats dirbu tokiu metu eteryje, kuomet mūsų klauso daugiausiai pavėžėjai, kurjeriai ir ofisų žmonės. Tai esam juos ir apklausinėję savišvietai, kad daugiausiai mūsų klauso automobiliuose, ofisuose ir pavieniai žmonės irgi namie įsijungia.
Tai manau, kad ta medijos rūšis kaip radijas tikrai dar toli gražu nemiršta, to rodo ir reitingai. Ir mūsų eksperimentai kasmetiniai išvažiavimai į Palangą mėnesį laiko pabendrauti su žmonėmis ir jie tikrai eina pas mus ir važiuoja net iš užsienio, planuojasi savo atostogas, kad atvažiuotų, aplankytų tos žmonės, kurie yra jų fonas ir draugai, bičiuliai kasdien, kad ir jie dirbtų Norvegijoje, Danijoje ir dar kažkur. Tai myli radiją žmonės, klausosi radiją ir man tai yra nuostabu, labai džiugu. Ir apie save pagalvojus, tai visada automobilį turiu pasijungus, bet taip pat ir muzikos pasaulyje vis tiek radijas yra labai svarbi niša, ar ne? Tie būtent paleidimai per radiją, išėjimas į radiją jau kažką reiškia muzikantui. Ir Poweris visai tą daro, kiek aš girdžiu, ypatingai su naujais atlikėjais ir atidarė langą tam. Stengiamės netgi bendradarbiauti su tuo pačiu TikToku, nes nemažai muzikos ateina iš socialinių tinklų. Ten žmonės viskas labai yra susiję šiais laikais, nes mes dabar prieš miegą arba turėdami laisvo laiko mėgstam tą trumpo turinio vartojimą, tai yra scrollinti Instagramo reelsus arba TikToką, ten išgirdę kokią nors dainą arba paskui jie pagalvoja, kad norėsim ją uždėti ant savo gražių atsiminimų, dalindamasi su draugais ir paskui mes ją išgirstam per radiją staiga tą pačią dainą, kurią mums neša gerus prisiminimus. Tas pats Joe End of Beginning, Bad Bunny irgi labai išpopuliarėjo dėka TikToko ir Instagramo reelsų. Tikrai yra daug pavyzdžių atlikėjų, kurių dainos buvo netyčia rastos naudotojų tam, kad būtų panaudotos socialiniuose tinkluose. O kadangi mes irgi sekam tai, mes tas dainas grojam eteryje ir žmonėms tada veikia pasąmonę ir kad, aš vakar scrollindamas ant tualeto mačiau šitą dainą. Jinai man patiko. Man iš karto asocijuojasi su kažkokių žmonių pasidalintais vaizdais iš Karibų ar aš dar kažkur. Gerai, paklausysiu, nice. Man smagiai skamba. Ir Spotify, žinoma, topus mes žiūrim, ką klauso žmonės Lietuvoje, Europoje, pasaulyje, tai tuos čartus vadinamosius tikrai sekam. Nepamirštam atsakomybę šviesti žmonės apie tai. Pavyzdžiui, labai didžiulė anomalija yra Bad Bunny's, kuris atrodytų yra, jeigu nesumeluosiu, 4 ar 5 metus vienas iš klausomiausių Spotify'us atlikėjų. Jis šiemet pasirodė ir Super Bowl halftime show. Bet Lietuvoje apie jį mažai ką žino, nes tiesiog ispaniška muzika, latino ta muzika netokia yra populiari Lietuvoje ir aš grinai eksperimento naudai paprašiau, kad įsidėkim kelias jo dainas, pagrokim ir tikrai sulaukėm labai kritiškos reakcijos žmonių, kad jiem nepatiko. Tiesiog kritiškos? Jiem sakė, aš negaliu niuotis to žmogum, nes aš nemoku tos kalbos ispanų. Ispanų kalba Lietuvoje yra daug mažiau populiari negu, tarkim, anglų. Tai žmonėm nepatiko jisai vien dėl to, kad jie nesuprato apie ką jis dainuoja, kad ir ritmas toksai, bet irgi vėlgi jo ritmas yra reggaetonas, ten labiau tokia šokių muzika. Klausytis automobilyje, jeigu tau neįdomu ar nepatinka ar nesupranti, tada jau nebus tavo prioritetas ta daina. Dėl to vis dar kartais užgroja populiariausi jo kūriniai, kurie yra iš TikToko atėję, bet mes iš karto matom reakcijas. Atsiliepimą į tą dainą, kad nelabai patinka lietuviam. Man atrodo, mes apskritai klausomės muzikos arba tam, kad su emocija surišti, arba jeigu kalbėtume apie tuos pačius naktinius klubus, tenais elektroninę muziką pagrindę groja. Ir šitoj vietoj man labai patinka Bad Bunny's, apskritai latino muzika, bet dėl to, kad aš labai myliu Ispaniją, Taip. Portugaliją, man norisi šokti, o ne tiesiog linguoti, ar ne, ir taip toliau. Tai aš labai suprantu, nes išvažiavusi į tą kraštą, tai kitokios angliško muzika net nedominuoja, visiškai latino muzika, kuri pilnu tempu veikia. Tai labai įdomu, kad mūsų tiesiog kultūrai nėra toksai primtinas dalykas kol kas. Tikiuosi, kad kol kas, nes man pačiam aš irgi per savo antrą pusę atradau Bad Bunny ir per TikTokus iš dalies. Jinai ir keliaus ir koncertą su draugiam, antiek fainės yra. Tai man irgi ta muzika dėl to pradėjo patikti, nes aš vis ją girdėdavau namuose, automobilyje, kartu keliaujant ir man tikrai patinka, bet aš esu senas žmogus, man Enrique Iglesias vis dar yra nostalgiška, kur aš daug vakarėlių atsimenu, kur paryčiais I Can Be Your Hero Baby plėždavom visi, nors nusidainuodavom baisiai, bet jo, o lietuviai tai aš manau, kad būtent radijo yra tokia atsakomybė šiais laikais, kadangi mes galim pasiūlyti kažką, nes Spotify'us dažniausiai naudodamasis dirbtinį intelektą jisai groja dainas, kurios klausytojui patinka pagal jo klausomą muziką, kurią jis jau vieną ten ieškojo, pasirinko pats paleisti. Radijas gali siūlyti kažką, mes sudedam meniu. Tai yra atsakomybė šviesti
Nes dažnai žmonės stebisi mūsų klausyti ištikimiausi, kurie ateina mūsų aplankyti, pavyzdžiui, Palangoje ar parašo žinutes. Sako, nesuprantu, kaip gali būti taip, ne taip aukštai reitinguose. Nesupranta, pavyzdžiui, Lietuvos radio stoties tokio aukšto reitingo arba M1. Bet mes vis dar primenam tokį labai paprasčiausią pavyzdį, kaip paaiškinti tą dalyką. Pas mus žemaitukai vis dar surenka Kauno Žalgirio areną. Natalija Bunkė surenka Žalgirio areną. Ir ne vieną areną Lietuvoje. Tai reiškia, kad lietuvių skonis muzikinis nėra mūsų, gal jis yra labiau būtent tų stočių. Tai ir atliepia, kad Lietus ar M1 pliusas yra tokia labiau aukščiau reitinguose, negu mūsų ta tokia Poweris nebėra šokių muzikos hitai. Mes esame apie tai diskutavę komandoje. Mes esame populiariosios muzikos radio stotis, kurioje yra nemažai ir elektro, drum and basso, techno netgi kūrinių naktimis. Bet mes nesam tik tai šokių muzika, šokių radijas, kaip anksčiau buvo, nuo ko gimė Poweris 2003 metais. Mes vis tiek plečiam auditoriją, plečiam ir savo muzikinį ratą, grojam ir hip-hopo, rapo kūrinius. Bet mūsų auditorija Lietuvoje yra labiau vis dar radio klauso tie žmonės, kurie turi savo grojaraščiuose tokius kūrinius ir pagalvokim, kuriam lietuviškam vakarėlėje vis dar negroja Juoda orchidėja irgi paryčiais ar kažkas iš tos serijos. Tai manau, kad tiesiog mums lietuviams tokio kalibro atlikėjams reikia dar pribręsti, užaugti, plačiau pažiūrėti į tą muzikinį pasaulį. Bet vien tai, kokie žmonės atvažiuoja ir kokios grupės atvažiuoja į Lietuvą koncertuoti, manau, parodo, kad jie atvažiuoja ne veltui, nes jeigu yra paklausa, tai tada ir bus ir pasiūla. Tas pats, tikiu, kad greitų metų turėtų ir weekendas užsukti į Lietuvą kažkada. Pitbullis net 2 koncertus rengs Lietuvoje. Post Malone pernai metų koncertas Kaune buvo mano vienas tikriausiai įsimintiniausių gyvenime. Į top 3 tikrai įeis. Tokios A lygio žvaigždės atvažiuoja į Lietuvą, tai reiškia, kad jų klausosi, perka bilietus pas juos. Timberlake'as buvo. Tai ta prasme, tikrai manau, kad tobulėja skonis, plečiasi. Bet mes vis tiek mylim savo lietuvišką muziką. Man dar atrodo yra kartos klausimas, nes tie, kas klausosi radio, yra vienas skonis, o tie, kas eina į koncertą ir klausosi modernios muzikos, šiuolaikiškos, dažniausiai yra Spotify. Kaip taip pat sakei, tai man atrodo, kad dar tas neparodo tiksliai. Mums reikėtų kažkokio mikso. Pavyzdžiui, aš save laikau tuo miksu, nes aš automobilyje neklausau radiją, aš klausausi savo muziką arba iš vis pagavau, ypatingai pasniu metu dėl didelio darbų kiekio, tiesiog pagavau, kad važiuoju tyloj. Tiesiog man reikia tos tylos, nes kai kasdieną 5 dienas per savaitę tu klausaisi muzikos už pinigus, kaip aš juokauju, tai kartais noriu tiesiog pabūti tyloje. Dar plus, kai dabar pradėjau dirbti ir televizijai, tai man ir tas telikas toks pasidarė irgi, jau mano akis tiesiog namie nori arba knygos, arba tiesiog triušio, arba nieko, tiesiog pro langą pasižiūrėti, ar eit pasivaikščioti kažkur tais, kad pabūtoj tyloj, nes šiaip tai dirbu tokį darbą, kur tu turi visą laiką laikyti pulsą. Turi sekti naujienas pasaulio, įvairiausias politinės, pop muzikos, šiaip pop naujienas, apdovanojimai įvairiausi, tiek muzikos, kino, serialų, kas kuo permiegojo, ką pagavo išgerusi už vairo, nes visa tai yra įdomu ir visą tai mes pasakojam. Taipogi aš turiu sekti ir dar tuo pačiu dabar prisidėjau ir sporto visą pasaulį, kas aktualu, kas įdomu, kaip lietuviams sekasi. Tai labai didžiuliam tokiam triukšme gyveni, aš bent jau gyvenu, tai dažnai namie noris tiesiog tylos arba automobilyje irgi. Bet mes, pavyzdžiui, neklausom lietuviškų radijos stočių, nes yra toks psichologinis dalykas, aš irgi ateidamas dirbti į radiją galvojau, kad reikia klausyti konkurentų, kolegų, ką jie transliuoja, bet labai yra logiškai paaiškinamas psichologinis momentas, kad jeigu ilgiau klausysi savo tiesioginių konkurentų, tai ilgainiui pradėsi juos tiesiog kopijuoti. Nes tu pasąmonėje tau įsikals, kad jie tą valandą daro tą žaidimą, tarkim, velnės aš irgi norėčiau ir aš turiu tam platformą teoriškai, galėčiau padaryti. Tai mes lygiuojamės į Londono, į Melburno radio stotis, į Los Andželo, New Yorko radio stotis, mes ten turim savo radio stočių, kurias klausom, sekam, ką jie daro, kaip jie daro ir bandom tą formatą adaptuoti Lietuvai. Kad jis būtų toksai. Ir aš žinau, kad tu ne vienoje radio stotyje Lietuvoje pradirbai, ar ne, gavai skirtingus patirčių ir daug metų praleidai radijoje. Kas tave vis dar veža radijoje, kas jau nuo ko jau šiek tiek pavargai?
Mane vis dar veža jungti mikrofoną tiesiog. Eilinį kartą pradedant 11 val. Eterį, 11:03 yra mūsų pasisveikinimas. Ir man tas faderių iškelimas į viršų dviejų yra tas toksai, kad, okay, let's go. Aš tada jaučiu atsakomybę, kad aš esu įpareigotas sudominti žmogų, daug žmonių. Man vis dar tiesa po 7 metų darbo radijoje maždaug, vis dar sunku suvokti mastą žmonių, kuriam mes šnekam. Nes dabar prisideda ne tik FM, prisideda ir appsai, prisideda ir internetinės transliacijos. Daug labai yra, pavyzdžiui, kas mane patys stebina, vis dar yra žiūrinčių tiesiogiai per televiziją. Kadangi mes turim savo kanalą, mes turim kamerą studijoje ir mūsų vaizdą iš studijos ir tuo pačiu garsą sinchronizuotą transliuoja ir GO3 tas pats, ir mūsų puslapyje galima įsijungti tiesiogiai kameras. Tai kai tik, jeigu mes turim kažkokį ten tvarkymąsi studiją ir išsijungiam tas kameras, trumpam uždam vinietę, tikrai gaunam žinučių, kad ei, kur dingot. Tada supranti, okei, tave reiškia ir stebi, ne tik klauso. Tai nosies pasikrapštyti jau taip lengvai neišeis. Tai tas mastas yra kosminis, nes mums vidury laidos parašo labas rytas iš New Yorko, mes jūsų klausom, kur jau pas mus būna ten apie 1 valandą po piet. Tai tas suvokimas, kai galiausiai ateina, kad tu įsijungęs tos 2 faderius nustumęs į viršų ir pradėjęs šnekėti, jauti atsakomybę ir tu pasakoji tikrai 10, kartais net 100 tūkstančių žmonių. Įpareigoja ir tuo pačiu veža, nes tu žinai, kad dabar bus fainai, dabar bent jau mano tikslas yra būti tuo draugu ant galinės sėdynės automobilio, kuris papasakos kokį įdomų dalyką, kuris paskui, man didžiausia alga yra, kai žmonės sako, va, per Power išgirdom. Ir tada tarp draugų ar artimųjų tarpe dalinasi kokią istoriją iš mūsų papasakotą perpasakoja. Taip ir mūsų žaidimus, kurie eterėje vyksta, jeigu jie vyksta, tai stengiamės, kad kažką žmogus išsineštų iš to, ar turėtų kažkokią mankštą, ar smegenų mankštą, ar kažką naujo sužinotų. Ten, tarkim, jeigu mes darome vidurdienio protmūšį savo, tai tam būna įvairiausi klausimai ir kur paskui praėjus jau žaidimą mes aptarėm su klausytu, sakau, ar žinojai ir spėjai šitą atsakymą? Sako, spėjau, bet vat, nežinau, man buvo įdomu. Aš vat, tą mokytojo rolę užėmęs, švietėjišką, man tas yra labai fainai, nes aš 100 ar 1000 žmonių kažką naujo papasakau šiandien ir jie paskui skleis tą žinią ir galiausiai vis tiek skais, va, per Powerį girdėjau. O patys susigalvojat žaidimus ar scenarijų, kaip maždaug keliaus, ar turit atskirą rašytoją tam? Aš pats pradėjau savo kelią radiją nuo būtent prodiuserio rolės Zip FM. Aš turėjau 3 laidas, kuriuom aš kūriau turinį, rašiau rubrikom tekstus. Bet Powerį tokios prabangos mes neturim, mes esam patys savo prodiuseriai. Tai aš radiją iš vis atėjau 4 kurso universiteto praktikos laikotarpiu, nes labai norėjau pradėti jau pagaliau tą savo kelią į tikrąjį radiją. Susiradau praktiką 2 ar mėnesių, nepamenu dabar tiksliai. Ir atėjau radio centro stočių grupę visą, buvau atsakingas už socialinius tinklus, bet kaip tokia yra dar iš senelio atėjusi patarlė, kad reikia labai daug įdomių dalykų ir visokių svarbių klausimų yra nusprendžiama rūkomajam. Tai reikia tiesiog pataikiau išeit parūkyti su žmonėms, su kuriais reikėjo, susipažinau, stengiausi, supratau tą visą laiką, kad aš tą laiką turiu ribotą dabar praktiką ir kad tiesiog reikia susipažinti su kuo daugiau žmonių, prisistatyti, parodyti savęs, aš noriu kažką gyvenimą toliau padaryti. Tai mano praktika praėjo. Ir po mėnesio ar po 2 man parašė Zipo programų direktorė Ieva, kad norėtų mane pasikviesti į komandą. Ir aš prisijungiau kaip prodiuseris prieš pat COVID-ą. Ir jo, pats ieškau, rinkau informaciją, tariausi su vedėjais ir dariau jiems laidas. O paskui tiesiog pamačiau, kad Power'e keičiasi vedėjai. Adomas Grinius dirbo šitoje laidoje, kur aš dabar dirbu, jis išėjo į LNK. Plius iš tėčio sužinojau, kad pas jį ateina žmogus iš Power'o į sporto žurnalisto vietą. Tai kadangi pažinau dabartinę savo kolegę Laurą, parašiau jai, kas vietoje Adomo bus toje laidoje. Nes mano vis tiek svajonė buvo nebūti už kadro, už mikrofono, o būti prie mikrofono. Tai pasakė, kad vyksta atranka ir galiu parašyti Sauliui, mūsų vyriausiam redaktoriui, režisieriui, prodiuseriui ir tėvui radiją.
parašiau, mes buvom susitikę papietaut, pakalbėjom ir dabar jau eina 5 metai, kaip aš vis kas rytą darbo dėmes jungiu tą mikrofoną ir šneku ir dirbu savo svajonių darbą. Šitoj vietoj noriu iš karto grįžti prie mūsų švietėjiškos veiklos. Minutė, man labai patiko tavo mintis, nes norėjau paklausti, kaip nukeliauti tą kelią link savo svajonės. Tu keletą labai gerų dalykų paminėjai. Pirmas dalykas, reikia suprasti, kad kai mes esam universitete ar kažkokioj bendruomeniai, labai svarbu yra gamintis ryšius. Mano tėvelis visada mokė, kad ryšiai pinigai yra. Pirmas dalykas. Ne? Antras dalykas, ką išgirdau, kad kai tu pamatai vietą, kurioje nori būti, aiškiai matai, kur nori būti, paimi ir parašai. Ar ne? Niekas per galvą neduos, yra toks pasakymas. Kokį dar patarimą duotum siekiant svajonės? Nesvarbu, ar tai yra radijas ir televizija, ar bet kuri kita. Kaip manai, kas yra svarbiausia tie žingsniai? Kokius patarimus galėtume duoti? Aš labai nemėgstu klausyti žmonių nuomonės apie filmus, nes man tos apžvalgos ir kitų žmonių nuomonė, kad tai yra blogas filmas ar serialas, tarkim, aš jau esu pastebėjau, kad su tuo esu nudegęs ir praleidęs tikrai gerų, nes ašgi man sakė, aš skaičiau postą, ar aš girdėjau per podcastą, ar kažkur tais, kad prastas filmas, neikit žiūrėti. Tada kiti sako, eikit žiūrėti. Tai aš tą logiką vadovaudamasis ironiška, nes aš pats turiu dabar rubriką radijoje apie kiną ir serialus ir pats paskui savo nuomonę. Bet prie ko aš ėjau su šito pavyzdžiu, kad aš manau, kad renkantis savo kelią reikia klausyti paties savęs labiausiai, o ne tai, ką sako kiti. Nes mano kelias iš mokykloje prasidėjo. Mes turėjom šokių pamoką ir pas mus mokykloje yra toks dalykas, čia Vilniaus Kristoforo gimnazijai. Žinau, kad kitur nelabai yra tokių dalykų, tai yra šokių pavasaris, toks renginys, kuris vyksta semestro pabaigoje ir 11-12 klasių mokiniai, norėdami semestre turėti 9 arba 10, turi dalyvauti konkurse, tikram konkurse, su teisėjais, su vedėjais, su viskuo. Ir jeigu jie nori turėti geresnį pažymį, jeigu tau tinka 8, tai tu gali nedalyvauti, tiesiog atsiskaityti ir viskas. Ir aš kadangi nelabai tuo metu maniau, kad ir vis dar manau, kad mano šokių judesiai nėra tokie geri, aš atėjau po šokių mokytojo, žinau, kad reikėjo vidurkio geresnio. Skau mokytoja, aš tikrai neplanuoju šokti. Mano partneriai irgi nenorėjo dalyvauti, skau, gal jums reikia vedėją. Ir man kaip tik sakė, kad tais metais mokyklą baigė žmogus, kuris 2 metus vedė, jau jis išeina. Įdomus faktas, kad dabar mes su tuo žmogumi vis dar palaikom santykius ir jis dabar yra politikoje. Bičas, kuris vedė šokių renginį mokyklos laikais, jis išėjo ir dabar dirba su karo pramonė. Ir dėka jo ir jo atstovavimas įmonės mes galim naktimis ramiau miegoti. O aš atėjau, aš noriu pravesti tą renginį. Manau, kad galiu, manau, kad pavyks. Sko gerai, man davė scenarijų. Aš dar nuo savęs pridėjau, nes jau tada pajutau, kad man čia bus įdomu, jau matau iššūkių, aš statau savai nepatogią situaciją. Tai aš dar susiderinau Jurijaus Smorigino interviu, tiksliau palinkėjimą mūsų šokėjams. Niekam nežinant, mano 2 klasiokai žinojo, kurie man padėjo nusifilmuoti visą tai iš techninės pusės. Net mūsų mokytoja šokio nežinojo šitą dalyką ir bepradedant mano pirmąjį renginį, kurį aš tam vedžiau, aš pasiėmiau pultą, nuleidau projektorių, pamačiau labai didžiulės akis šokių mokytos, kuri mane žiūrės, ką tu čia darai, kas čia dabar bus, sakau ramiai, trust me, viskas bus gerai. Ir ten buvo Jurijaus Smorigino, kuris tuo metu visiškai buvo ant bangos, nes vyko šokių projektai televizijai įvairiausi. Jis ten tiesiog, mes nufilmavom trumpą, ten, man atrodo, 1,5 minutės palinkėjimą mūsų gimnazijos mokiniam, kad sėkmingo šokio pavasario, šokis gyvenimas ir taip toliau, visokie palyginimai filosofiniai, kaip jis moka pasakyti. Ir pamatęs visos auditorijos akis, žiūrinčios tą palinkėjimą, aš supratau, kad aš tą noriu daryti gyvenime, kad čia labai fain yra. Ir mane veža tas, kad wow, ir kad kažko nustebinė tą didžiąją dalį ir tas mikrofonas kiek daug turi galios iš tiesų. Tai po truputį įstojau tą specialybę, susiradau pats praktiką, palinkėti, ką galiu tik tai vieną iš savo pamokų, nebent tikrinkite spamą, nes vos nepraleidau atsakymo iš praktikos. Nes pagalvojau, labai ilgai užtruko, aš parašiau laišką, paprašiau man bet kokio atsakymo, ar taip ar ne, bet būtų malonu. Ir mane pasirodo pakvietė į praktiką, bet aš tik po savaitės pamačiau, nes mano vienas pažįstamas ten jau dirbo. Aš jo paklausiau, ar gavot mano paraišką. Sako, taip, taugi atsakė ir aš pažiūrėjau spamo folderį savo pašte ir pasirodo tas laiškas buvo nuėjęs ne ten. Tai
trūko labai mažai, kad būčiau praleidęs tokį didžiulį gyvenimo šansą. O toliau viskas vyko tiesiog, kaip ir tu sakai, pažintis, pinigai, tai reiškia pažintis, bendrauti. Tai, bet aš manau, kad šitą mano pavyzdį, tą kelio pavyzdį galima pritaikyti labai daug specialybių. Tas pats, jeigu svajonė yra dirbti su tais pačiais automobiliais, mechaniko, aš tikrai turiu klasiokų, kurie buvo pirmūnai ir mokėsi visiškais 10-ukais. Ir mokytojas juos stumė stoti ir studijuoti politikos, fizikos, matematikos mokslus. Bet jų pašaukimas buvo automobiliai. Jie norėjo dirbti su to metalu, tvarkyti. Tai tiesiog puikiai pasibaigė mokyklos raudonų diplomų. Dabar, kiek žinau, dirba net ir gal atsidarė savo servisus turi ir jie nuo to kaifuoja. Tai akcentuočiau tai, kad nereikėtų klausyti kitų nuomonės. Net ir tų pačių tėvų su visa pagarba, kad ir kiek jie bando mums vaikams būnant skiepyti savo hobius ar kažkokius pomėgius, bet vis tiek reikėtų pačiam spręsti, ką nori veikti gyvenime ir veikti. Gyvenimas per trumpas, kad reikėtų dirbti kažką veikti. Kaip tik dabar vienos veiklos atsisakiau, nes supratau, kad aš nesimėgauju ją ir kad aš turiu per mažai laiko poilsiui ir per savaitę atiduoti kelias valandas, kad ir skambėtų nedaug, bet aš mieliau ilsėčiausi arba leisčiau laiką su savo artimais žmonėm ar draugais, ar tiesiog ant sofos išsitiesęs su knyga, bet geriau aš daryčiau tai, negu daryčiau kažkokį darbą, kuris man tiesiog neteikia pasitenkinimo. Man labai patinka šita tavo mintis, nes kaip tik irgi diskutavau su artimai žmonėm. Pirmas dalykas, kad mokykla yra nuostabus laikas, kada dar tavo pečių neslėgia atsakomybė ir tu jauti savo kryptį. Aš irgi pradėjau renginius vesti nuo 1 klasės, turbūt pradėjau vesti renginius, kas man patiko, bet galvoj tiksėjo tos tėvų mintys ir ne, kad būtų tas darbas toksai, kad būtų smagu pasakyti, kad mano dukra šitų užsiema. Aš visada svajojau būti mokytoja. Gyvenimas taip ir atvedė, kad buvau mokytoja, tada keliavau į ofisą, kad gerai skambėtų korporatyvinis darbas ir galiausiai perdegiau, viską mečiau, išvažiavau užsienį, grįžau ir darau vėl tą patį, ką norėjau. Tai vesti renginį, kalbėti prieš kamerą ir mokyti. Tai man atrodo labai svarbu neįsižadėti, nes gyvenimas nėra toks ilgas, kad galėtum jį prašvaistyti, juo labiau, kad karjera darbas užima didžiulę dalį mūsų gyvenimo. Man atrodo, yra per didelė prabanga daryti tai, ko tu nenori, nes ta energija vis tiek išsigrėžia dvigubai. Man atrodo, reikia daryti veiklą, kuri tave pakrauna, neiškrauna. Ypač šiais laikais, kai mes dirbam tikrai daugiau negu ilsimės, tai tobulybė, manyčiau, būtų turėti darbą, ar tarkim kelis darbus, kurį dirbdamas tu taip nepavargsti tiesiog. Mėgaujasi ir dėl to tau nereikia to ilgo atsistatymo laikotarpio poilsio kažkokio. Tai aš labai esu laimingas žmogus, kad nors galiu sakyti, kad turiu kokius 3 ar 4 darbus, tuos oficialius tokius, bet visus juos dirbdamas aš mėgaujasi, turiu gerą laiką. Jeigu pavargstu, tai nuo vieno darbo darau tada kitą darbą, kuris man pakrauna mane. Ir šiaip dažniausias klausimas, žinant, kai mane žmonės pažįsta, mano artimi draugai irgi klausia, kaip tu nepavargsti, kaip gal dėl atsibodimo tai niekas neklausia, nes tie visi darbai yra tokie labai dinamiški, bet būtent, kaip sako, tau nereikia į tą tokių urvelių užsidaryti. Tai kartais tikrai reikia, bet vis tiek daugumą atveju aš sakau, kad aš tiesiog manęs gal labiau klausia, kad aš atostogausiu, bet man tų atostogų net nereikia. Aš jaučiu, kad norėčiau faktas, bet man labai patinka darbai. Plus tai pasisekė, kad mano hobis ir didžiausia gyvenimo ta meilė atėjus iš tėčio tapo tuo, kad pats pradėjau pagaliau tai sportuoti. Aš kalbu apie automobilių sportą, tai man tie savaitgaliai, 6 savaitgaliai per vasarą, per metus, kai tu atsisėdi užsidedi šalmą ir darai tą, ką mažas Laurynas žiūrėjo per televizorių, tai man tas yra geriausia įkrova, nors kūnas fiziškai pavargsta, bet siela ir širdis labai išsivalo ir tu tiesiog kaifuoji dar labiau. Tai man ir tų atostogų atrodo net nereikia. Nebent kūnas kitų, kad reikia išsimaudyti, prie basieno pagulėti ir po saulę pasideginti vitamino D pasirinkti. Tai tas fainai, man patinka keliauti, man antrai pusė dar labiau patinka keliauti, mane labai stumia dėl to. Tai galėčiau sakyti, kad esu dėkingas jai, kad priverčia mane pailsėti, nes manau, jeigu neturėčiau tokio žmogaus šalia, tai varyčiau tiesiog 24/7, 365 ir galiausiai tiesiog baigtųsi batareika ir kažkur į kampą nugriūčiau.
Tai tas gerai. Laurinai, aš labiausiai tavimi ir žaviuosi, kad stebėdama tave socialiniuose tinkluose, žiūriu, eina savo žmogus daro ir matosi, kad kaifuoja. Ar tu kalbėjai apie automobilius, ar apie radiją, ar ne, tu kaifuoji. Tai aš dėl to labai norėjau turėti su tavim šitą pokalbį, tiesiog savo pačiai atliepti, man atrodo, pasirinkti tas veiklas, kurios nuolat įkvepia ir suteikia energijos. Ir tu paminėjai dabar lenktynės, o aš su tavim ir susipažinau kaip komentatorium ralio. Yeah. Gal galėtum papasakot, kaip prasidėjo tavo kelionė su raliu, kas tave ten žavė, adrenalinas greičiausiai? Meilė automobiliam bendrai prasidėjo nuo vaikystės, kai buvau piplys ir su tėčiu važiavome į Gariūnus pirkti vienodų marškinėlių vieno Formulės 1 lenktynininko, Michaelio Schumacherio brolio, Ralfo Schumacherio, mes jį palaikėm. Turėjom vienodus, kaip jau vėliau paaugę supratau, padirbtus iš Gariūnų marškinėlius, bet man vaikui tai buvo vienodai, nesupratau, ką čia mes darom. Ir sekmadieniais mes su tėčiu, kadangi nesam mano tėvai ir aš esu nekrikštyti, tai kaip žmonės eina į bažnyčią, tai mes žiūrėdavom Formulę. Čia buvo mano tėčio dalykas, griūdavom ant tos sofos, apsirengdavom marškinėlius ir sekdavom. Aš dar tais laikais iki galo nesuprasdavau, kas yra lenktyniavimas, kas yra visas autosporto pasaulis. Man gal labiau tas laikas su tėčiu buvo, žinau, kad čia mūsų dalykas, mes sėdam, žiūrim Formulę, nesvarbu kas vyksta ir šventa. Tada mano tėvas irgi labai mėgo automobilius, jis buvo Lietuvos BMW klubo įkūrėjas, jam labai BMW markė taip imponavo. Jis pats turėjo nusipirkęs tokį retro BMW automobilį, mes kartu važiuodavom į susitikimus klubo, į keliones aplink Lietuvą, kur klubiečiai visi rinkosi. Ir man ta klubų kultūra, bendraminčių žmonių kultūra, kuri vienyje kažkokios markės fanus ar šiaip automobilių fanus. Ir labai susirgdino iš tuo vėžiu, kuris vadinasi autosportas, automobiliai. Ir tiesiog supratęs galiausiai, kaip tai brangu yra, aš vis tiek norėjau ten būti, tai pradėjau komentuoti lenktynės, pasidirbau ir komunikacijos žmogum, dariau vienos komandos socialinius tinklus, buvau atsakingas. Šiaip simuliatorius visą laiką vaikystėje turėjau, man tėvai visą laiką sakydavo, atėjo į kambarį patikrinti, ar aš darau namų darbus, o ten vairas prijungtas prie kompo ir sako, tai taksistų bus užaugęs. Tai man čia buvo stimulas įrodyti ir jiems, kad galima kažką pasiekti su automobiliais. Tai aš to labai džiaugiausi, o galiausiai būtent per savo komentavimo darbus susipažinau su komanda bendraminčių, su kuriais mes tiesiog kaip žurnalistai ralyje smagiai leidom laiką ir jie pakvietė mane pakomentuoti tą patį renginį, kuriame mes susipažinom. Susibendravom, smagiai praleidom laiką, mūsų buvo smagus savaitgalis, kaip jaunimas pasakytų, vaibai sutapo. Ir mes tą sakėm, kad važiuojam pagaliau, nes daug metų tiek ta kompanija, tiek ir aš dirbom autosporte užkulisiuose, vyko žiemos ralis ir mes sakom, važiuojam tiesiog pasižiūrėti, nedirbti, o tiesiog pasiemam šašlikinę, pagaliau pamatysim, apie ką mes pasakojam kaip fotografai, komentatoriai apie tos fanus, kurie sėdi pusnyse, kebasi šašlykus ir žiūri tas pravažiuojančias mašinas. Tai mes taip nuvažiavom į tą ralį pasižiūrėti, kad grįžtant Mantas, būtent vienas iš komandos narių, vienas iš įkūrėjų projekto Rally Freaks, važiuojant keturiese ir pasiūlė iš niekur nieko, jau grįžinėjant į Vilnių, o gal sako, važiuojam, gal pabandom patys, turim platformą, nes tai yra Rally Freaks, tai yra platforma ralio fanams ir dalyviams, nes ten yra komunikuojama apie lenktynės, kur rinkti stebėjimo vietas, interviu su sportininkais, tokia media kanalas skirtas šito sporto mėgėjams. Tai kadangi tas jau kanalas užaugintas, tai reiškia, kad galim mes per jį komunikuoti ir net ir ieškotis partnerių. Ir tuo metu mums artėjo 30-metis visiems. Ir man tas pasiūlė, sako, gal kas norėtų, tuo metu automobilyje mes keturiese važiavom ir buvo tyla, nieks jam nieko neatsakė, šalia sėdėjau gale. Ir mano durnius viduje gyventas, sakau, gerai, galim, lyg niekur nieko. Ir tai pavirto į tai, kad mes susiradom partnerius, mes pasidarėm tikrai mūsų prioritetas, kaip ilgus metus dirbusių žurnalistų šitam sporte buvo, kad mes matėm daug avarijų ir matėm, ko tai galėjo baigtis, jeigu tie automobiliai nebūtų paruošti pilnai, būtų pataupyta, tai mes iš karto sutarėm, kad jeigu važiuosim, tai važiuosim investuosim pirmiausia ne į gražią išorę, o į saugų vidų, kad
kadangi abu dar turim planų gyvenime, ką nuveikti ir ką padaryti, ir ką pasiekti, ką pamatyti. Tai mūsų pirma investicija, sako, truks plyš, gal bus prastesni amortizatoriai automobiliaus, bet saugumo sistema turi būti maksimali. Ir mes į tai, man labai iškart patiko, kad mes sutarėm šito klausimu. Ir pasidarėm maksimaliai saugų. To automobilio mūsų kaina išaugo 10 kartų vien dėl to, kas yra įdėta viduje saugumo atžvilgiu, paskui po truputį dėliojom viską išorėje. Ir kadangi abu dirbom žurnalistai, puikiai supratom, kad turi būti reprezentatyvus automobilis, turi būti gražus, nepagailėjom pinigų ir dizainui. Ir galiausiai viskas virto į tai, kad mes 3 metus važiavom profesionaliai ralį. Iš visiškai kvailo pasiūlymo važiuojant iš lenktynių kaip žiūrovam. Neneiksiu, buvo ir velnio lašų pavartota tuo metu. Bet, kaip sako, geros mintis kyla kartais atsipalaidavus organizmui. Plus tai mane privedė ir prie mano didelės transformacijos, nes man tai buvo labai geras stimulas. Aš turėjau labai aiškius 2 kriterijus. Sportinė sėdynė ir kombinezonas. Jeigu aš į tuos 2 dalykus netelpu, atsisėsti ir užsisekti, aš negaliu važiuoti ralio, kas yra mano vaikystės svajonė. Plus dar man tas, aišku, labai yra, kadangi moka pasakyti laikų ir vietą, jis pasakė, kad nori radio balso, kad jam skaitytų stenogramą. Aš susilydžiau, galvoju, gerai, išraudau iš karto, Jezu, ačiū už komplimentą. Gerai, say no more. Tai man tai buvo gera motivacija rimtai pradėti sportuoti ir susitvarkyti mitybą. Ir numečiau per 3 mėnesius nemažai, beveik 30 kg. Tai, per 3 mėnesius, atsiprašau, per 3 mėnesius 30 kg. 25 ten buvo, man atrodo, su kapeikom kažkas tokio. O. Bet ten buvo mano, tiesiog visas buvo laisvas laikas nuo darbų. Ten tuo laiku buvo mažiau darbų, aš dar televizinį darbų, mano pagrindinis buvo koncentracija radijas. Visi renginiai dar buvo sustabdyti, nes buvo šaltasis etapas, nes mano dažniausiai renginiai yra vasara. Tai aš turėjau tiesiog daug laiko gražaus be radijo imtis dirbti su savimi. Plus dar pasakiau tai radio eteryje, tai prisišnekėjau prieš visą Lietuvą. Mano ir kolegos sakė, kad jeigu Matonį pamatysit su dešrainiu ar su kebabu mieste, tai siūskit nuotraukas mums iš karto. Prisibazarinau, kaip liaudiškai sakant. Tai, bet man taip geras stimulas buvo, man tai buvo motivacija, kad dabar aš atsakingas ne tik prieš save ir prieš daug žmonių. Labai daug palaikymo žinučių susilaukiau, kad žmonės kartu pradėjo sportuoti, mitybą tvarkytis, mesti svorį, prašė dar daugiau rodyti socialiniuose tinkluose, ką aš valgau, kiek aš valgau, kada valgau, kiek sportuoju, ką sportuoju. Man tai buvo surrealu, nes aš negalėjau pagalvoti, kad aš galiu būti kažkam tai įkvėpimo šaltinis ar kažkam bus šis įdomu, kad kažkoks Laurynas čia dabar meta svorį. Dėl to aš jaučiau atsakomybę didžiulę tiek prieš save, tiek ir prieš visą didžiulę auditoriją. Ir galiausiai tikrai neneiksiu, abu su Mantu lengvai apsiverkėm finiše pirmo savo ralio, į kurį išvažiavam labai mažai miegoję, labai daug dirbę, jo žmona ir jo sūnus tikrai mažai jo matė paskuiniais mėnesiais, man tos problemos nebuvo tuo metu, tai man buvo paprasčiau dėl to, bet mano artimieji mane mažiau matė, nes aš buvau arba sporto salėje, arba vrydavau į garažą padėti ruoštis, nes abu supratom, dėl ko mes buvom geras ir esam geras ekipažas ir gera komanda, nes mes labai dažnai, jeigu ir susirašinėjom, tai mūsų dažnai žinutė būna, norėjau tą patį pasakyti, arba norėjau tą patį parašyti. Tai mes visą laiką turėjom tą ir mums net nereikėdavo kartais sakyti kažko, mes tiesiog darydavom, nes abu galvom, kad šitą reikia padaryti. Kur tiesiog žvilgsnė suprasdavo vienas kitą, kad darom. Ten reikia kažką prie automobilio padaryti, aš kadangi esu toks labiau baltarankis, man ir nelabai sekdavosi tą techniką, bet aš žinodavau, kad aš galiu prisidėti, pavyzdžiui, atvežant paprastą pizzą bernam, ar energetinio, ar kavos į garažą, kur žinau, kad jie dirba parom, arba tiesiog nesimaišyti. Aš tą puikiai suprasdavau. Tai mano prisidėjimas buvo ir aš labiau buvau atsakingas už visą marketingą mūsų komandos. Buvau tas vyras šeimoje, kuris uždirbdavo pinigus ir atiduodavau Mantui savo žmonai, kuris leisdavo pinigus, tiesiog labai greitai visus išleisdavo. Tai kadangi aš žinau, kad aš esu stipresnis tame, o jam dirbti prie automobilio su mūsų mechaniku ir buvo ir įdomiau, ir jis tai žinojo, tai mes labai gražiai pasiskirstėm atsakomybės, kad aš užsiemu prezentacijom ir derinimais partnerių, o jisai labiau būna prie automobilio ir tą techninę visą dalį yra atsakingas. Gerai, Laurynai, tai marketingas, pinigai ir ne pats automobilis, bet vairuoti automobilį ralyje yra tam tikras įgūdis.
Ar turėjai kažkokias pamokas, ar kaip visas šitas įsigyvendino? Esmė tame, kad aš esu šturmanas. Tai aš nevairavau, o aš gavau tą baisesnę dalį, kur aš tiesiog sėdėjau su sąsiniu ranku ir mane aš žinau, kad mane tarp medžių vešant maždaug 150 km/h ir aš turiu lygiai 0 įtakos, ar mes eisim į medį, ar mes važiuosim tiesiai. Dažniausiai šturmano darbas, dėl ko mes jų turime mažiau Lietuvoje ir pasaulyje šturmanų, nes mažai kas ryštasi sėsti į tą dešinę kėdę, nes realiai tu turi, aš jeigu paskaitysiu vienaip, tai taip ir važiuos stenogramą, bet realiai tu turi visiškai jokios įtakos automobilio kelioniai, viską valdo vairuotojas. Tai yra tikrai baisu, aš tos baimės neturėjau, kažkodėl tais, gal net ir negerai, kad aš jas neturėjau, bet aš iš karto pasitikėjau Mantu. Mes abu sutarėm, kad mes greitėsim po truputį, kad mes nelaimėsim, netapsim čempionais pirmais metais. Kritiškai vertinam situaciją ir puikiai supratom. Plus abu matė daug, stebintys autosportą, sekantys ir žinantys, kaip veikia dalykai ten. Tik atvažiavęs per pirmas lenktynės nelaimėsi, tikrai. Tai supratom, kad tobulėsim po truputį, bet užtat liksim sveiki su visom galūnėm ir mums brangiai nekainuos remontai ir taip toliau. Tai dėl to aš atsisėdau į tą šturmano vietą. Pamokų turėjom, mes irgi tai investavom, žinodami, kad tas teorinės mūsų žinios sekant sportą iš šono, jos yra nepakankamos, bet dėka to, kad daug metų sukamės tame sporte, mes turėjom tikrai pažįstamų, nemažai mes bendravom su pačiais sportininkais, treneriais, tai mums tikrai pavyko susiderinti ir mes tikrai turėjom gerus trenerius, kurie mus tikrai prižiūrėjo ir dirbom su tuo, tikrai nebuvom savo moksliai, o perėmėm patirtį ir jau po 3 metų važiavimo galiu pasakyti, kad ir man pačiam teko savo patirtį perduoti kažkam, man tas irgi dalinosi savo kaip vairuotojo patirtimi. Tai turėjom kartu treniruočių, tas mūsų treniruotės buvo tiesiog vakarais išvažiavimas į Elektrėnus ar į Vievį, kažkur tai aplinkui pasivažinėti tiesiog su sąsiniu rankoje, jis arba Matas pasakojo, kad po miestą važinėdamas tiesiog garsiai diktuodavo stenogramą. Nors važiuodavo vienas automobilį, bet taip treniruodavosi atmušinėti akį, kad akis veiktų su rankom. Kitos treniruotės gali vykti bet kada. Šturmanui gal mažiau to gali būti, nes nebent aš galiu žiūrėti video namie iš kitų įrašų ir bandyti rašyti kažką ir bandyti skaityti. Bet jau kaip mes pradėjom pats važiuoti, aš pradėjau namie žiūrėti mūsų įrašus ir analizuoti, ar teisingai suskaičiau, ar laiku pasakiau, ar nevėlavau, ar nepaskubėjau. Bet mes tikrai ir siūsdavom medžiagas savo treneriam, gaudavom feedbacką ir tikrai ta mūsų komanda tikrai nėra tie 2 žmonės, kurie sėdi automobilyje. Tai ralis įgyvendinta svajonė, televizija sporto žurnalistas įgyvendinta svajonė, kas toliau? Čia net nebuvo šiaip svajonė. Nebuvo? Aš kaip tik vakar kalbėjau su vienu kolega, daugumą mes jau turime tos end goal vadinamai, kažkokį tikslą gyvenime, siekiamybę. Tai televizija niekada nebuvo mano siekiamybė ar tikslas, nors atėjau iš televizijos šeimos žmonių, kurie telike dirbo, bet tiesiog taip susiklostė, kad aš atėjau dirbti į Powerį, kuris priklauso TV3 grupiai ir mes esam ta pati viena šeima, tai vėl galinį kartą išėjau parūkyti su žmogum, su kuriuo reikėjo. Ir tai buvo mano dabartinis jau kolega Vilius iš TV3 sporto žinių ir aš tuo metu, atsiprašau, komentavau Dakarą. Irgi gavau dar vieną galimybę, Dakaras irgi mano buvo sena svajonė, su to pačiu tėčiu žiūrėdavom apžvalgas, kas vakarą, kai vykdavo Dakaro ralis ir kai transliacijos teisės nusipirko TV6 televiziją, mūsų kolegos, prodiuseriai dirbantys televizijoje jau žinojo, kad yra toks Laurynas, kuris domisi ir gyveno to sportu ir kad jis pats yra komentatorius, jis komentuoja lenktynės. Ir man pasiūlė tiesiog būti tuo projekto komentatorium, vedėju. Ir mano kolega iš sporto žinių, kadangi mes bendradarbiavom to laikotarpiu, normalu, kad kadangi mes esam transliuoti, mes dalindavomės informaciją, medžiagą, video, siužetais, su žiniom. Tai jis ir pasakė, kad tiesiog sporto žiniuose trūksta rankų. Tu matau, kad domiesi, seki vis tiek dalykus. Gal norėtum prisijungti, sakau, sure, why not? Ir tiek tai reikėjo, kad dabar jau neseniai suėjo metai, kaip esu TV3 sporto žiniuose. Tas darbas iš mano darbų, sakyčiau, didžiausia atsakomybė nešantis. Aš taip puikiai suprantu, TV3 žinios vis dar yra pagal reitingų žiūrimiausia tiesiog laida telike iš visų televizijų. Plius šiaip, nežinau, man televizija, radijoje mes turim labai daug laisvės.
mano artimiausi bičiuliai vis dar sako, mes dėl to jūs ir klausom ir vis dar sunku suvokti yra, kiek daug jūs laisvės gaunat radijai. Čia mūsų ypatingai padėka ir mūsų direktoriui už tai, kad jis visiškai supranta, kaip turi vykti ta radija ir kad mes neturim tiesiog skaityti, kas parašyta juodo ant balto iš teksto, mes turim vietos improvizacijai, turim vietos savo nuomonį ir dėl to yra tas gyvas radijas. Telikė yra biškai kitaip, ten tikrai kiekviena sekundė labai daug verta ir atsakomybė. Aš ten gal fiziškai ir morališkai labiausiai pavargstu, bet... Įtampos daug turbūt, ar ne? Jo, ten yra labai daug įtampos, ypatingai artėjant žinių laikui, aš žinau, kad ten, sakau, realiai kiekviena sekundė yra suskaičiuota visom prasmėm. Tiek siužeto trukmės prasme, tiek eterio prasme, kad žinai, kad nenueisi 5 sekundėm vėliau į studiją. Tau reikia nueiti būtent tuo laiku, nes tau turi uždėti mikrofoną, uždėti ausinę, turi pasibandyti suflerį, ar pedalas veikia, turi būti spėjęs atsispausinti tekstą, jeigu sufleris sugestų ant popieriaus lapo, turi viską būti pasiruošęs, viskas turi būti sumontuota, pabaikim nuo to, kad turėtum ką parodyti per tas žinias, nes žinios yra visas suskaičiuotos, nes laiku turi išeiti reklamos ir tai yra labai didžiulis sudėtingas mechanizmas, bet jis irgi mane labai žavi ir tai yra kosmosas, kiek daug sudėdamųjų dalių yra tam, kad žmonės ant sofos sėdėdami vakare 18:30 įsijungtų teliką ir pasižiūrėtų žinias. Tai kokia kita svajonė? Ką dar norėtum nuveikti? Nuveikti. Aš jau Porsche labai noriu. Bet kad nuveikti, aš labai turiu vieną dar svajonę ir kaip tik nesiniai šią savaitę kalbėjau su žmogum, kuris turi žodį, kad ta svajonė įvyktų. Aš labai noriu lietuviškai komentuoti Formulę 1. Tai man yra tokia viena iš svajonių, nes realiai esu iš autosporto Lietuvoje komentavęs viską. Aurum 1006 km lenktynės Palangoje, Lietuvos ralio čempionatas, žiedo čempionatas, tas pats Faslapas legendinis, kur anksčiau vykdavo Kaune, Kačerginėje, Baltijos šalių čempionato lenktynės, kartingai, autokrosas, driftas. Aš tikrai išbandęs labai daug ir jau komentavęs daugą, bet Formulė 1 vis dar yra tas dalykas, kurį tas mažas Laurinas ant sofo žiūrėdavo. Ir aš pažįstu komentatorius, aš dabar dirbu to įmonėje, kuri transliuoja Formulę 1. Ir aš tiesiog labai paprašiau žmogaus, kuris atsakingas, kad labai noriu pabandyti save. Ir tikrai žinau, kad būna, pavyzdžiui, kad kolegos negali, tie 2 komentatoriai, kad dirba normalu, nes yra 20 su viršum etapų, tai reiškia 20 savaitgalių tu turi būti telikė. Ir sakiau, kad jeigu taip nutiktų, kad ar nedaug dievė kažkas susirgtų, reikėtų kažką pakeisti, ar tiesiog planai keistus ir negalėtų vienas, kad aš tikrai mielai ir be atlygio nueičiau, tiesiog noriu užsidėti tą čeką gyvenime, kad komentavau Formulę 1 lietuviškai. Ir esu buvęs podcastuose su tais komentatoriais, Arūnu Valungevičium, kuris yra vienas iš tų korifėjų, kuriuo aš pats klausydavau vaikas būdamas. Tai tą turiu tokį užsidėjęs, kad dar noriu Formulę 1 lietuviškai pakomentuoti ir kas baisiai skamba, bet visą kitą aš kaip ir esu pasiekęs, ką norėjau pasiekti. Labai, aišku, baisu yra svajoti. Benediktas Vanagas yra teisingai pasakė šitą frazę, kad reikia svajoti atsakingai, nes tos svajonės įmonė išsipildo. Tai aš esu irgi pats to gero pavyzdys, nes aišku, reiktų mažiau svajoti, daugiau daryti, sakyčiau taip. Ką nuveikti daugiau, tai sakau, jeigu pakomentuosiu Formulę, galėsiu ramiai mirti. O nebežinau, ką tiesiog dar, žinau, kad ilgainiui norėsiu daugiau laiko skirti savo, pakeliauti, net ir su to autosporto renginiais susijusiu, gyvai pažiūrėti Formulės 1 lenktynės, Le Mano lenktynės 24 valandų, pravažiuoti Nürburgringo trasoje Vokietijoje. Bet mano tokios ir svajonės yra susijęs su to mano pasaulio į Monte Carlo nuvažiuoti į Monaką, kur vyksta pasaulio ralio čempionatas, kur naktiniai greičio ruožai yra kažkas kosminio, nes ten žmonės su petardom ir ferverkai žiūri tos tiesiai po kojom važiuojančius sportinius automobilius po 200 000 eurų. Ten tiesiog yra visiškai mano religijos atstovam autosporto, tai yra kosmosas, kur ten suaugę žmonės, vyrai verkia atsistoja, nes tai yra, tiesiog mums tai yra menas. Tai mano svajonės yra tokios, iš profesinės pusės, tai aš tikrai labai jau daug pasiekiau, esu labai dėkingas visiems žmonėm, kurie man leido tai pasiekti, patikėjo manim ir vis dar tiki manim ir leidžia man mėgautis tuo ir aš galiu eiti, pavyzdžiui, į savo universitetą, į Alma Mater, pasakoti dabartiniam pirmakursiam ar antrakursiam, ką aš veikiu gyvenime, dėka ko veikiu ir kaip aš tai veikiu, nes mano tie 4 metų universitetai irgi labai daug davė tam, kad aš būčiau čia, kur esu dabar.
Tai jiem irgi tą patį, sakau, kad tie 4 metai buvo vieni geriausių mano gyvenime. Net ir nepaisant to, kad aš iš pirmo karto nesugebėjau bakalauro apsiginti. Arba Kaip šitas nutiko? Aš dabar pradėjau vaikščioti terapiją, nes turiu klausimų gyvenime, kurių neišeina atsakyti pačiam arba su mano artimiausiu ratu. Ir turiu labai daug žmonių aplinkui, kurie išsprendė savo problemas terapijos pagalba. Man tai niekada nebuvo tabu ir aš netgi norėjau tai pabandyti ir labai savim tiesiog džiaugiuosi, kad tai pradėjau. Ir mes kaip tik apie tai kalbėjom terapijoje, apie tuos visus dalykus, apie galimybes ir apie klaidas gyvenime. Tas failus ir apie mokyklą ir apie univerą. Tai aš dabar netgi pasididžiuodamas visą laiką sakau, kad aš dirbu žurnalistinį darbą iš lietuvių kalbos egzamino valstybinio gavęs 29. Tai aš manau, kad aš kaltinu sistemą mūsų. Manau, kad kažkas tikrai yra blogai, nes mano ir klasiokai, su kuriais buvom susitikę 10 metų baigimo progą mokyklos, jie tada sakė, kad mes ir žinom, kad tu gavai mažą lietuvių kalbos egzaminą, kas yra šiaip vienas iš svarbiausių. Įvertinimą vis tiek dirbsi kažkokį žurnalistinį darbą ar kažką veiksi, būsi viešumoje ir dabar, sako, look at you now, žiūrėk, kur esi. Tai aš net ir savo lietuvių mokytojai skambinęs, pamatęs tą rezultatas, kur gal reiktų man apeliaciją rašyti ar kažką, sako, ne, baigtų Lauryna, tik žinai, kad, Bet aš po 2 metų atėjau ją aplankyti mokyklą ir atnešiau, man reikėjo to closure vadinamo, lietuviško termino, nežinau, atitikmens, uždaryti temą, gal sakykim taip. Aš atnešiau žurnalą tuo metu, kurį rašiau, tai buvo apie su automobiliais susijęs žurnalas, tam žurnale buvo 3 mano straipsniai. Ir mano mokytojas lietuvių kalbos, pirmas klausimas buvo, ar mes turim kalbos redaktorę savo. Sakau, ne, aš viską darau pats. Savo, kaip čia taip, sakau, aš universitete išmokau lietuvių kalbos. Tai, nes mes turėjom sustiprintą lietuvių kalbą jo ir man užteko tų 4 metų, kad aš dabar pats būčiau vaikštantis VLKK ir pykčiau ant visų, kurie sako kuras, o ne degalai ir panašiai, nes skauginiai į korolinę važiuoju, į degalinę, kuras yra kietas, o degalai yra skysti. Arba ten, tokius dalykus neįtakoti, o daryti įtaką. Ko aš nebūčiau pasakęs 11-12 klasį. Bet dabar tai žinau, išmokau. Man dėstytojai sugebėjo tą informaciją pateikti taip skaniai, kad aš ją priimčiau ir suvirškinčiau ir naudočiau, ko tikriausiai nebuvo mokykloje. Ir aš dabar esu teisiškai žurnalistas, man galioja įvairūs įstatymai, žurnalistų leidėjų etikos kodeksas ir panašiai, bet aš jas sugebu laikytis, nors mokykloje nebuvau pirmūnas ir tikrai buvau galiorkoje, tai vadinamoji pagal pažymius. Tai čia vėlgi prie to palinkėjimo, kad prastesni pažymiai mokykloje visiškai neturi panašu, kad įtakos. Aš bendrai sakyčiau netgi, kad išorinis vertinimas nėra galutinis vertinimas. Taip. Nes visos sistemos, kurios yra sustatytos, turi tam tikrus tikslus ir ypatingai švietimas, o čia jau mano tema, čia dėl ko aš atėjau į švietimą, ne? Dėl to, kaip sudaryta, kaip yra mokymas, perteikiamas, kaip yra vertinimas, čia yra atskira tema, kurią mielai diskutuočiau valandomis, jau čia mano aistra. Ir kaip man gera žiūrėti, apskritai, Laurynas, su tavim kalbėtis, kai tu degi, radijas ir akis užsidega. Ir kalbi. Ralis, akis užsidega. Skirtai klausytis tavęs ir kaip tu gyveni, neegzistuoji. Gyveni viskuo. Tai yra fantastika. Aš jau vien už tai esu be galo dėkinga. Čia labai didžiulis įvertinimas. Čia geriausia alga, nes mums ir klausytojai kaip parašo, pavyzdžiui, kadangi mes jais bendraujam socialiniais tinklais. Vien tik tai, kad parašo, kokios geros šitos 3 dienos buvo. Arba, geras įdomiai papasakot. Arba išgirdau, ką kalbat ir man surezonavo kažkaip. Mes ir jiems dažniausiai tai atrašom, kad čia mums būna geriausia alga atlyginimas, kad jiems patinka tai, ką mes darom ir kad mes kažko užkrečiam geru tą savo auditoriją, su kuria šnekam. Ir keliaujant link pabaigos, noriu tavęs paklausti. Kokį gyvenime esi gavęs patį geriausią patarimą? Mano amžinatelis senelis man liepė nerūkyt, neklausiau šito. Labai ilgą laiką. Juokingai nuskambės, bet dabar aš galvoju, kas čia pasakė, ar Juozas Statkevičius, ar mano mielas bičiulis dabar jau dėka radijo Žilvinas Grigaitis. Kažkas yra pasakęs, kad mes gyvenam gyvenimą vieną, o ne 2. Kad ir kaip tai skambėtų, iš to daug mimsų, iš tų padaryta yra. Bet šiaip tam yra labai daug tiesos. Ir aš manau, kad tiesiog reikia kažkaip suvokti mums, kad
Aišku, skirtingos religijos, skirtingi požiūriai gali keisti tą požiūrį. Aš bent jau asmeniškai, mano nuomonė yra ta, kad kai baigsis mūsų dienos, baigsis ir šitas visas filmas, tai aš toks stengiuosi būti tas pagrindinis personažas, kuris yra pozityvus, teigiamas ir mėgautis to filmo, kuris dabar vyksta čia aplinkui. Tai tas patarimas, kad nešvaistyti laiko veltui arba neveikti gyvenime to, kas neteikia laimės, meilės, pasitikėjimo, džiaugsmo. Manau, yra visiškai tiesa. Žinoma, kad abejočiau, ar pats turtingiausias pasaulio žmogus pasakytų, Elonas Muskas kiek kartų išsiskyręs yra. Tikrai jis negyvena tokio tobulo gyvenimo. Ar kiti turtingiausi pasaulio žmonės, kurie turi nesuskaičiuojamus kiekius pinigų, bet irgi jiems būna blogos dienos, jie neišsimiega, jiems užkietėja viduriai arba juos tikrina mokesčių inspekcijos. Tai tikrai negyvensim nei vienas to gyvenimo, kad viskas būtų rožėm klota, bet kiek įmanoma, kad tas kilimas rožių būtų spalvotesnis, tai aš tai sakyčiau taip, kad ir niekada nereikia savęs apriboti, jeigu tavo aplinka sako, kad tu to nesugebi ar to kažko nepadarysi. Ar čia, nežinau, mano ožiaragis tas yra, kad man norisi, kad ne, watch me. Laikyk mano alų, kaip tas yra pasakymas. Man tai yra gera motivacija, kad jeigu man kažkas pasako, kad aš kažko negaliu, tai aš jiems turiu užsispyręs ožys ir rodyti, kad ne, aš galiu. Tai, manau, svarbiausia rasti savyje kažkokią motivaciją, kas labiausiai vežtų įvairiausiais klausimais. Darbo, gyvenimo, santykių, sporto, hobių ar dar kažko. Ir susirasti tiesiog variklį, kuriam nesibaigtų benzas tiesiog ir varyt. Ir aš dar įsprausiu man labai įdomų klausimą. Taip. Tu turi dvi stiprias partnerystės, aš taip pasakysiu. Viena yra ralyje, ar ne, tai turi būti labai gera komanda, o kita tavo partnerė Justina, ne, kokia tvirtos partnerystės paslaptis? Tiek vienu, tiek kitu atveju. Man atrodo, vis tiek bus panašu. Komunikacija. Aš manau, vienas žodis, kuris apibūdina tai, kas veikia visur mano gyvenime. Supratau nuo vaikystės laikų, kad laikymas savyje nieko nepadės. Tai tiek santykiuose mes nuo pirmų dienų griežtai sutarėm, kad kalbam, švenčiam pergalės ir liūdim kartu. Kalbam, jeigu kažkas blogai, kalbam, jeigu tikrai yra gerai, tai kalbėti yra svarbu. Taip ir tuose kituose mano santykiuose su mano kita antra pusė Mantu, su kuriuo mes realiai važiuojam, nes tikrai mes praleidžiam laiko ir su mano Roku kolega, su kuriuo mes irgi turim dar trečias mano santykis, kur mes matomės kasdien po 4 valandas mažiausiai. Tai jam būna, kad mum abiem būna, kad mes su savo antrom pusėm tiek nesimatom, nes darbai, veiklos, dar kažkas, tai bet mes tikrai žinom, kad mes su Roku matysimės nuo pirmadienio iki penktadienio kasdien po 4 valandas. Tai šitas 3, man atrodo, mano komandos yra veikia dėl to, kad jos yra pastatytos ant komunikacijos. Tiek ralyje, jeigu kažkas blogai, pavyzdžiui, paprastas pavyzdys, mes dabar esam pasiėmę kūrybinės atostogas. Mes šiemet nevažiuosim ralyje, vien dėl to, kad po 3 metų aš pasiliu šitą mintį, bet vėlgi eilinį kartą save nustebinau ir tikriausiai neturėjau save nustebinti, nes man tas galvoja lygiai tą patį, kad 3 metus mes tikrai labai daug dirbom, labai daug atidavėm savęs šitam reikalui ir tiesiog nusprendėm, kad pagavom save pernai metais baigdami sezoną, kad važiavom su savo sportiniu automobiliu tarp greičio ruožų, atsidarė langus, žiūrėjom nuostabi vasara už lango ir žmonės, aš pastebėjau, kad aš žiūriu pro langą, matau besimaudančių žmonės, kur ten šašlikinė, čirška, šašlai, iš pritelės eina garas, žmonės deginasi, maudasi, galvom, ką mes čia darom. Nebeliko to tokio, vaizdžiai pasakysiu, nebeliko to sekso visame tame. Mes į tai pradėjom žiūrėti jau kai darbą. Mes žinojom, kas mūsų laukia, komisijos, atvažiuojant administracinės, techninės, trasų susirašymai, automobilio paruošimas, biški pamiegot, atsikelt, suvažiuoti ralį, neslaužyti mašinos, apdovanojimai, namo, pirmadienį vėl į darbą. Tai kai dingo ta visa romantika, mes abiem vienu metu pajutėm, kad reikia biški pasiilgti to dalyko. Tai šiemet nusprendėm padaryti pauzę, plus jam gimė antras vaikas, aš tiesiog pajutau, kad irgi išsisėmiau ralyje ir noriu pasiilgti tiesiog to sporto. Nepardavėm šalmų, nepardavėm mašinos, jinai stovi paruošta, viskas tvarkoj.
kombinezonai išskalbti ir paruošti bet kada, kad jeigu sugalvotume, bet tiesiog abu nusprendėm, kad reikia pailsėti ir pasilgti, kad būtų tas pasilgimo jausmas, kad vėl didelėm akim važiuotume į ralį. Tai manau viskas ir radijui, telike, namuose tas pats yra, kad bendrauti, kalbėtis, garsiai svajoti ir kiek įmanoma spardyti tas svajonės, kad jis taptų kūnu. Man tai primena, yra šabo metai tokie. Kunigai, žodžiu, gali, man atrodo, po 5 metų pasimti šabo metus, kad tas pašaukimas liktų gyvas. Tai man atrodo, jūs pasiėmė tuos šabo metus, kiek visko sudėjęs. Man labai patinka, kad tu pasakai, kad turi likti tos romantikos tame, ką darai, kad tai vežtų. Taip. Tai man labai graži šita tavo mintis, aš ją pasinaudosiu gyvenime. Nuostabu. Ir dar vienas dalykas. Bendrai iššūkiai, mes tiek su tavim kalbamės apie tiek gražių pergalių ir pakilimų tavo gyvenime, bet mes esam žmonės, aš suprantu, kad jie ir pas tave buvo iššūkių, tai tik tai klausimas, kaip su jais tvarkaisi? Namuose turiu labai gerą trenerę, aš ne veltui savo antrą pusę dažnai vadinu vadybą savo. Labai protingas žmogus, aš labai esu laimingas vyras dėl to, kad man pavyko susirasti tokį žmogų, nes mus suvedė meilė automobiliam ir sportui šitam. Ir būtent jinai dažniausiai būna mano geriausias patarėjas, kaip elgtis tam tikrose situacijose, kurios man kelia iššūkių. Normalu. Kažkada tai buvo mama, dabar tu turi kitą žmogų šalia savęs. Ir manau, jinai sugebėjo manyje užgesinti tą spontanišką, kur dabar viskas nuo 0 iki 100, nėra nieko tarpe, kad arba šaunam šampaną, arba, žinai, rišamės virvę ant kaklo ir čia viskas baigta. Nėra tai blogai gyvenime, kaip gali pagalvoti iš karto kažkam blogam atsitikus. Pavyzdžiui, jinai man labai padėjo puikiai išgyventi laikotarpį, kai aš pradėjau įgyvendinti vieną iš savo gyvenimo svajonių, tai yra komentuoti Dakaro ralį telike TV6 prieš 3 metus, man atrodo. Ir pirmi komentarai buvo tragiški. Socialiniai tinklai mus skalbė tiesiog, nes 14 metų prieš tai Dakaro ralį buvo galima matyti vienam kitam kanale, kurį komentavo tas pats balsas. Lietuviai buvo įpratę prie vieno kanalo ir vieno balso. Dabar staiga kitas kanalas, kiti 2 balsai ir naujas dalykas, konservatoriškai mūsų tautai iš karto buvo what, kodėl, kam, gražinkit seną, nesąmonę, šitie 2 lepšiai nusišneka, nebežiūrėsim Dakaro, šūdas, rašom laiškus į teliką, cancel ir taip toliau. Ir jinai pagaudavo mane, kad aš prieš miegą įsijungdavęs komentarus grupsuose skaitydavau, ką žmonės rašo. Tiesiog pradėjau iš manęs atiminėti telefoną. Elementariai, kad savo, eik miegot. Negalvok apie tai, nes matė, kad ir kaip aš puikiai žinau, kad iš komentarų jokios naudos, bet aš vis tiek skaitydavau, man vis tiek kažkaip tai būdavo įdomu tas atgalinis ryšys, tai jinai per jėgą jau tada jau tramdė mane, kur aš paskui po kokio pusmečio tik supratau, kaip čia viskas įvyko, kaip čia baigėsi ir kaip aš dar susivykau protų išėjau už tą visą procesą ir 2 metam buvau visiškai kitaip pasiruošęs tam sausio mėnesiui, kada vyksta ralis ir daug darbų yra, kur ir kažkaip automatiškai tada jau, kai mažiau pradėjau kreipti dėmesio ir tie komentarai pasidarė geresni. O kaip pradėjai kreipti mažiau dėmesio? Gerai, Justina atėmė telefoną iš tavęs. Ar to užteko, reikėjo dar kažko, nes nuo kitų žmonių nuomonės ar ne kažkokio smerkimų, ypatingai tu televizijai, radijai daug metų, tu žinai, kad tu tai darai gerai, kad tu tuo gyveni. Ir tie komentarai toksai atgal, ne? Kaip tu susitvarkėjai? Man ir su radiju tas pats buvo pačiai pradžioj. Daugiausiai, aš paskui supratau, kad tie komentarai man nieko verti, nes radijų komentarus gaudavau dėl savo išvaizdos, kuri neturi jokios įtakos mano darbui eteryje. Nes tiesiog tų žmonių, kurie daugiau neturi realiai ką veikti, komentuoti dalykus, kai nėra argumentų, jie komentuoja išvaizdą. Tai supratau, kad yra visiškai tiesiogiai nieko nesusijęs su tuo, ką aš šneku ir kaip aš šneku eteryje. Ir tada pradėjau nekreipdėmėsi, nes reiškia, jie tiesiog, jiems amžina pilnatis, arba tiesiog neturi ką veikti ir dėl to rašo komentarus. Ir man iš to jokios naudos, aš nuo to netobulėsiu kaip vedėjas. Taip ir su Dakaro raliu, man kažkaip vyko toks lūžio momentas, aš su savo kolega, su kuriuo vedam, pakalbėjom apie tai, kad tiesiog gavom komentarų, patarimų žmonių, kurių atsifiltravom komentarus, kurie mums yra aktualūs, kurie tikrai žmonės, kurie turi ką pasakyti ir žino, yra ekspertai tos šalies, tos srities, o ne Petras, nesakysiu Facebook'e, kuriam profilio nuotrauka yra tiesiog karpis didžiulis. Nu, su visa derama pagarba Petrui nesakysiu, bet jis tiesiog išlieja savo tulžį dažniausiai ant manęs, nes jam tai buvo bloga diena ar kažkas, tai pasitaikė tema
postas su komentaru, skiltimi atidaryta, kur galima pasakyti, šitie 2 balvonai. Ne, jie nieko nesupranta. Ir aš vis tiesiog savo primenu, kad sausio mėnesį visi 3 milijonai krepšinio ekspertų staiga tampa keliom savaitėm Dakaro ekspertais, nes tuo metu kažkas nevyksta, tai reikia kažką komentuoti ir būti ekspertu. Tai man tiesiog išsijungia tas, aš ilgainiui pradėjau, kad vienodai. Supratau, kad man geriausias komentaras ir vertinimas yra reitingas, kurį mes gauname, ten yra skaičiai, ten viskas juodu ant balto surašyta ir ten ir matosi, ar mes gerai darom, ar mes blogai darom, ar reikėtų kažką keisti. Ir plus yra tam tikri žmonės, tiek mano televizijai, tiek ir iš žiniasklaidos pasaulio, kurių nuomonės man yra įdomios. Tarp jų yra mano giminė, pavyzdžiui, mano tėtis, mano dėdė, kurie dirbė daug metų šitos darbus ir tikrai žino, ką šneka. Tai jų pastabas aš tikrai atsižvelgiau. Ir tiesiog ilgainiui supratau, kad tiesiog reiks dirbti su tavim, kad nugalėti tą cekaviškumą, atsidaryti komentarus. Žinai, sako, neklausyk patarimo žmogaus, kurio vietoje nenori būti. Pirmas dalykas. Taip. O antras dalykas, kai kalbėjai apie pokytį, ar ne, Dakaro komentaruose, mūsų smegenės apskritai nemėgsta pokyčių. Yeah. Nesvarbu, ar įmoniai komerciniai keičiasi vadovas, ar kažkokia tvarka, bet kas vyksta pokytis, mes iš karto pirmiausiai reaguojam aršiai, o paskui, gal ir nebuvo tai blogai. Tai kas kart valdžiai pasikeitus arba kažkam po rinkimų daugiau yra blogų atsiliepimų, negu praėjus dar metam ir visi supranta, kad gal ir ne tai blogai. Gal ir ne tai blogai. Tai toks ūkiškas labai pavyzdys tiesiog buvo artimiausias, manau, daugeliui tiesiog artimas. Gerai, Laurynai, ačiū tau už šitą pokalbį. Tikrai labai tos uždegančios akys, žinai, ir mane uždega, gal tai labai mane pakrovai. Ir aš tau turiu nedidelę dovanėlę nuo Inhale, tai yra mūsų epizodo rėmėjai. Tai pirmiausia, žinau, kad vis dar keliauji su sportu. Taip, nepaleidžiu. Ir mane labai sužavėjo kreatinas, vienas labiausiai ištirtų papildų. Žinau, kad ir smegenim, ir hormonam, ir raumenim yra gerai. O jeigu ką, Edvinas tau daugiau papasakos, tai čia tau dovanėlė. Ačiū ir labai. Jų unikalus dalykas, šiaip įdomi istorija, irgi buvau nuvažiavus, tai mes pasikalbėjom. Čia yra tokios juostelės kvėpavimui. Pirmiausias buvo sukurtos nėščiom moterim, o jie pritaikė sportui. Tai yra jų unikalus produktas. Tai galėsi išbandyti, pasakysi, kaip tau patiks. O jeigu dar norėtum išbandyti ką nors, tai tau ir čekutis. Tai iš karto grįžtam apsišoping po savo darbų. Tai toksai lauknešėlis, tikrai ačiū tau. Žinok, tas už nosies juostelės man antra pusė padėkos, kad gal neknarksiu naktimis daugiau. Taip. Justina, linkėjimai tau. Inhale'as remia tave ir tavo ramybę miego. Ačiū labai malonu. Tai ir ačiū tau, nes tavo sporto kelionė ir mane įkvėpė, jeigu atsimeni, aš tau parašiau. Taip, man buvo šokas ir galvoju, kodėl? Ką aš darau tokią, kad kvėpčiau, bet paskui ilgainiui susiginu, galvoju, kartais labai nedaug reikia, kad tą užpakalį pakelt nuo sofos. Ypatingai kažkas jau veža, tavo energija mane veža, žinai, ir tada pamačiau, žinai, galvoju, eina savo, aš taip nepakeliu tavo užpakalio, neprisiverčiu, o jo labiau, nesvarbu, su metais reikia rūpinti savo kūnų dar labiau, tai ačiū tau. Ačiū tau labai. Labai gera buvo tave pamatyti. Dėkui. Dėkoju laidos rėmėjai Inhale, unikaliam lietuviškam prekės ženklui. Taip pat Vilnius Acting Studio už galimybę filmuoti šioje studijoje. Ir taip pat noriu paprašyti tavęs, skirk minutę, paspausti tuos 3 mygtukus, kurie mums taip padeda augti. Patiktuką, prenumeratą ir pasidalinimą su draugu. Iki susiklausimo.